Sveiki bičiuliai. Iš pradžių aš galvojau padarysiu čia tokį fancy šmency videką su vizualais, ten kuo gražiau ir panašiai. Paskui galvoju, o kam to reikia? Aš tiesiog noriu perduoti žinią apie uždarbį, net ne apie uždarbį, sakykime, turime investicinį instrumentą, kuris mums padeda užsidirbti pasyviai. Kodėl jis žmonėms patinka? Tai pirmas dalykas todėl, kad pinigai visą laiką būna jų sąskaitoje. Pinigų niekam niekur siūsti, dėti nereikia, pinigai visą laiką būna pas jūs. Antras dalykas, tai apie ką iš vis eina kalba? Kalba eina apie H7 prekybos botą, kuris jungiasi prie mūsų kripto biržos ir spekuliuoja kriptovaliutas spote. Tai reiškia, kad jisai nenaudoja leverage ir jisai neatidarinėja short pozicijų. Jisai tik užpirkinėja dipus ir kai kaina atkyla, jis iškart pozicijas uždaro į profitą. Dažnas klausimas, tai kas bus, jeigu kaina pradės kristi žemyn? Jeigu kaina eina žemyn, jis per kiekvieną atkilimą vis tiek nusimetinėja tas pozicijas. Jisai perka dipus ir nusimetinėja, kai kaina atkyla. Čia likvidacija praktiškai yra neįmanoma. Blogiausias scenarijus, kuris galėtų įvykti, tai būtų tik tai, kad jūs liktumėte su savo aktyvais, su būtent ta kriptovaliuta. Ji būtų užpirkta ir jums tiesiog reikėtų išlaukti, kada ji apsisuks ir grįž į viršų. Arba dar būtų atvejis, kad įvyktų, sakykime, crashas, kai buvo FTX arba Luna. Bet tai yra vienas atvejis iš milijonų. Tai programuotojai taip sukūrė tą botą, tą visą algoritmą, kad jisai prekiautų 1% skirtumų. Tai yra gridas ar ne, yra tokių botų ir pačiam Bybite, bet šis botas šiek tiek naglesnis, jis dar naudoja trailing stopą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis bando iš pozicijos išspausti maksimumą. Jeigu jisai užpirko, pozicija, sakykime, pakilo per procentą, jis neskuba parduoti. Bet jeigu įvyksta pullbackas bent 0,3%, tada jisai parsiduoda. Bet jeigu tas pullbackas neįvyksta, tai kaina kyla dar aukščiau iki tol, kol kaina pradės daryti pullbacką. Tai yra šiaip labai smart dalykas. Kaip ir sakiau, principas paprastas. Kaina pakrito, jisai užpirko. Jeigu kaina dar pakrito, jisai dar užpirka. Kaina apsisuko, kažkiek atkilo, jis parsidavė į profitą. Dabar aš kalbu apie pasyvėją dalį, ar ne? Bet šis botas turi ir savo ref sistemą, nes boto kūrėjams apsimoka pritraukti kuo daugiau vartotojų, nes jie nuo atidarytų pozicijų gauna komisinius. Tai įsivaizduokit, jie gauna labai mažą dalelytę, bet jeigu žmonių yra daug, tai ta suma susideda. Tai ir mums, kaip lyderiams, apsimoka statyti savo komandą, nes ir mes gauname bonusus. Gauname bonusą tiek nuo boto subscriptiono pardavimo ir taip pat nuo atidarinėjimų pozicijų gauname 10% nuo uždarytų pozicijų, kurios užsidaro į pelną. Jis netoks kaip kiti botai, kurie naudojasi vertą, kurie atidarinėja short pozicijas ar ne. Tai tikriausiai nedaugelis, bet tikrai yra žmonių, kurie yra bandę tokius botus ir nusivylėt, nes tiesiog jūs likvidavo ir sudeginot pinigus. Tai kaip ir sakiau, H7 yra saugesnis variantas ir jis yra ganėtinai ilgai jau testuojamas ir buvo visokių rinkos stadijų, ar ne, buvo ir bear marketas, ir flatas, ir bull marketas. Tai patys kūrėjai irgi įmetų screenshotą, kiek prognozuoja profito apytiksliai. Per bear marketą žinoma mažiau. Per bear marketą aš asmeniškai gal netgi išjungsiu šitą botą, bet dabar kol bull marketas, tai reikia naudotis galimybę ir tiesiog jį pasijungti ir palikti. Čia yra tiesiog pasyvios pajamos. Kas nežino, kas yra pasyvios pajamos, tai yra pinigai, kurie dirba jums, kol jūs miegat. Tai tiesiog taip trumpai norėjau pristatyti jums šitą botą. Jeigu norit pasiskaityti apie jį plačiau, tai palieku visas nuorodas apačioje. Dar kartą noriu pasakyti, kad neskatinu nei vieno investuoti. Jeigu jums nepatinka, tiesiog ieškokite kitų jums priimtinų būdų, kur jūs norite investuoti. Tai nieko neskatinu, bet jeigu kažkas prisiemat rizikas ir mėgstat paeksperimentuoti, tai visą instrukciją taip pat palieku video aprašymo apačioje. Pala. Jeigu paspausi subscribe ir pakomentuosi, tai savaitės bėgyje išrinksiu vieną žmogų, kuriam įmesiu 100 USDT boto subscriptionui. Botas dabar kainuoja vos $100 metams, bet kaina greitai kils. Ir kaip ir sakiau, vienas laimingasis gaus iš manęs 100 USDT ir galės įsigyti boto subscriptioną. Tai tiek. Su jumis buvo Aerotips ir iki kitų kartų.